Mes darome klaidą. Mes galvom, kad ištikimybė yra kontraktai su kitu žmogum. Jo? Tai reiškia, aš šventai pasižadu tau būti ištikimas visą likusį gyvenimą. Vadinasi, šitas dalykas, kada yra kontraktas, jūs patys suaugę žinote, kad žmonės pažeidžia tos kontraktus ir kartais netgi kitam žmogui apie tai nepraneša ir tada gyvena dideliam sąžinės graužatyje. Vienas jaučiasi kaltas, kitas pyksta. Ten yra didelė patologija, visą paskaitą apie tai galima šnekėti, bet aš iš karto pereisiu prie atsakymo, o ką daryti? Ogi labai paprastas dalykas, jūs turit nustoti reikalauti iš kito žmogaus ištikimybės. Jūs turit kitaip pažiūrėti. Tai reiškia, čia labai svarbu yra kontraktas su savim. Tai reiškia, ką aš sau leidžiu. Aš sau sudarau tokį kontraktą su savim, kurį aš pasirašau. Aš, pavyzdžiui, neleidžiu sau, net jeigu ir noriu, bet neleidžiu sau, nežinau, mylėti su kitais. Jeigu kitas žmogus sudaro kontraktą, kad aš leidžiu sau kartais mylėti su kitu žmogum, tada tu, sužinojęs jo kontraktą, sprendi, ar nori būti su tuo žmogum ar ne. Tu negali jo privers pakeisti kontraktų, nes jisai gali įsipareigoti, žinot, kaip, brangioji, dar kartą pažadu tau. Ir po to vis tiek, dėl to ir labai juokaujama yra, sakant, kad vyro ištikimybė tai yra jo principai, o moters ištikimybė priklauso nuo situacijos. Dėl to, jeigu vyro principas toks, kad, jeigu nori, galiu, vadinasi, jūs nepakeisiu tokio vyro, nebent pats vyras nuspręs pasikeisti. Jeigu moteris turi tokį kontraktą su savim, kokia ten situacija bus, kaip ten viskas tekės, pažiūrėsim. Vadinasi, jūs sudarot santykį su tokia moterim ir suprantat, kad jūs pats kaltas, nes sudarėt santykį su tokia moterim, kaip bendraujat su tokia moterim, kuriat santykius su tokia moterim. Tas žmogus nekaltas, jis toks. Jis toks. O tu būni su tokiu žmogum. Dėl to tu priimi visas atsakomybės to, kas vyksta. Pavyzdžiui, jeigu tu matai, kad tas žmogus yra, jis sudarė tokį kontraktą su tavim, aš monogamiškas. Arba dar kokius nors, nežinau, visokių ten egzotinius. Ir supranti, kad jeigu taip banaliai sakant, jisai tiesiog sudarė kontraktą su tavim, kad seksas tai yra mėgavimusi forma, yra pramogos forma, kaip nueiti į restoraną ir taip toliau. Vadinasi, toliau jūs priimat atsakomybę vėlgi už save, ar jūs būsit su to žmogum ar ne. Jeigu būsit, vadinasi, jūs priimat visas atsakomybės, visą, kas vyks toliau. Tai reiškia, atsiras daugiau moterų, daugiau vyrų ir jūs toliau su to dylinat. Dėl to, kad jūs nusprendėte su to dylinti. Jeigu jūs nenorit su to dylinti, jeigu jūs jaučiat, kad jums tai netinka, tai jūs ne žmogų keičiat, pakeis psichologiškai jo, o keičiat, tai jūs nebūnat su tuo žmogum. Čia labai svarbus dalykas, kuris labai švariai išsprendžia daugumą toksinių dalykų. Tada jūs galite labai ir netgi ramiai su tuo žmogum įsiskirti ir suprasti, jis toks. Toks kontraktas.